paskolinti, tos šalis turės grąžinti kažkada ateityje šitos pinigus. Tai čia argumentas tų, kurie sako, kad nieko tokio, tai yra investicija, tie pinigai sugrįš. Aš nesu tikras, nes vis tiek tuos pinigus reikia užšaldyti. Ir kitas svarbus dalykas, dėl ko estai skubėjo įsivesti eurą, jie tai laiko ne tik ekonominių klausimų, bet ir saugumo. Jų nuomonė tokia situacija Rusijoje, kokia yra, kelia nerimą toliau dėja. Ir dėl to Estijai svarbu būti tarp tų ES šalių, kurios yra labiausiai susietos tarpusavyje. Bendra valiuta vėlgi. Ne tik bendra rinka, bet bendra valiuta reiškia, kad tos šalis turi labai daug bendro. Ir jeigu kažkuria iš jų yra bėdų, kažkuria iš jų grasina kažkas iš išorės, tai kitos tiesiog bus suinteresuotos. Ne dėl altruistinių motyvų, bet jos turės padėti, nes kitai pačios kenties dėl to susietumo. Tai čia yra estų pagrindinė argumentacija, nors jie ir ekonominius argumentus teikia, kad investicijų išaugs, bet jų nelabai išaugo Estijai įsivedus eurą. Turbūt daugam klausimas, ar kainos išaugo. Statistika rodo labai mažai. Čia yra paradoksas. Tai, kad žmonės daugelį šalių mano, kad kainos įvedus eurą išaugo. Aš tą girdėjau iš Olandų, Italų, iš daugelio šalių, kurios pirmosios įsivedė eurą. Jei mes pasižiūrėsime Eurostato duomenis, tai tuo metu, kai buvo euras įvestas tose šalyse, kainos padidėjo 0,642 maždaug procento. Tai yra mažiau nei 1 procentų. Nors žmonės sako, padvigubėjo kavos puodelis jo kaina. Tai čia yra tas paradoksas, kurį aš visgi aiškinčiau tuo, kad pabrango tos prekės, kurias mes matome geriausiai. Ar perkam kavą, ar kai kurie maisto produktai turbūt pabrango ir jie nesudaro tokio didelio svorio bendra mūsų vartojimo krepšelyje, kuriuo skaičiuojama infliacija remiantis. Aš tik taip galiu paaiškinti šitą paradoksą. Na, aišku, dar yra kitas aiškinimas, man atrodo, kažkuris britų rašytojas sakė, kad yra melas ir yra statistika, bet visgi aš būčiau linkęs tikėti tais statistiniais rodikliais, kurie rodo, kad tikrai kainos ne 100% padidėjo, o mažiau nei 1. Turbūt tik išaugo kai kurių specifinių produktų kainos, dėl kurių žmonės ir susidaro tokį įspūdį. Bet aišku, yra spaudimas kainų nedidinti tuo metu, kada euras įvedamas, tai jeigu įmonės dėl kažkokių kitokių priežasčių jas turėtų didinti, tai jos laukia ir po to gali kaip tik būti priverstos kartu kelti kainas. Tai tokie galimi dalykai, nuo jų rinkoje niekas nėra apsaugotas.